Sveikinamės iš Kėdainių rajono, kur pas klientą šiandieną iškrovėme ir pradėjome surinkinėti naują Pedroti 75 kubinių metrų talpos grūdų džiovyklą. Verta paminėti, klientas turėjo seną grūdų džiovyklą, kuri buvo taipogi Pedroti, tik šiek tiek mažesnė, 57 kubinių metrų talpos. Taigi, po 2 surinkimų dienų turime tokius rezultatus. Sumontuotas degiklis, taip pat matote uždėtas degiklio stogelis, apačioje surinktos tiek diržinė pavara, tiek grandininė pavara, taipogi surinkti šoniniai rėmai, surinkti išoriniai sietai, surinktas vidinis kupolas, taipogi sutvirtintos traukės sietam laikyti ir taipogi dėsime išpylimo vamzdžius bei kelsime stogą. Kaip matote, ši Pedroti 75 kubinių metrų talpos džiovykla jau surinkta ir darbuojasi. Šiuo metu džiovyklą užkraudinėjame kviečiais ir netrukus bus užkrauta pilnai. Džiovykla jau užkrauta ir vyksta džiovinimo procesas. Taipogi yra aktyvuotas aspiratorius smulkių šiukšlių bei dulkių nusiurbimui. Bei taipogi įdėtas sietas ir vyksta gravitacinis separavimo valymas. Taip pat norime pabrėžti, kad visoms didesnės talpos Pedroti grūdų džiovykloms montuojama soft starter paleidimo sistema. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad visi elektros varikliai yra paleidžiami švelniai, be jokių smūgių ar elektros perkrovų. Kaip matote, pirma džiovykla išdžiovinta sėkmingai ir dabar vyksta iškrovimo procesas. Grūdai buvo 15 laipsnių drėgnumo, juos užšildėme iki 40 laipsnių temperatūros, drėgnumas buvo 13,2 laipsnių ir kai vyko aušinimo procesas, šiuo metu grūdų drėgnumas yra 12,6%. Taigi, procesas pavyko puikiai. Jeigu ir jums reikalinga džiovykla šiam sezonui, nedelskite, užsisakykite džiovyklą. Mes jums galime pasiūlyti įvairių talpų bei komplektacijų Pedroti grūdų džiovyklų.